Sveiki visi. Šiandien antradienis, ne ketvirtadienis. Ir su savo šaunėje Indre darysim labai ypatingą laivą, skirtą moterims. Taip, gali ir mielai pasižiūrėti vyrai, kaip tik artėja kalėdos. Tad tikiu, atsiras idėjų ir ką padovano savo mylimoms moterims. Tad ieškau Indrės. Štai pagaliau. Sveika, Živilė. Susimatyti vėl eteryje šį kartą, kaip ir minėjau, ne ketvirtadienį, o antradienį. Ir bus labai ypatingas laivas. Aš kaip tik Indrės pati paprašiau, sakau, Indrė, darom šitą laivą, nes pati su make-upu nedraugauju. Ir bus labai gerai pasimokinti, kaip pasidaryti tą makiažą dieninį ir jūs supažindyti su nuostabia dekoratyvinė kosmetika iš mūsų FM kompanijos. Tad vyrai, jeigu žiūrit ir žiūrėsit, tai klausykite, nuostabi kalėdinė dovana jūsų damoms. O damos, užduokite klausimus, komentuokite, kas jungiatės, pasilapinkite, kaip sako, tapu padarom ant ekrano. Ir lauksim jūsų klausimų. Labas, jūsų šypsena labai graži, Živilytė. Dėkokit, ačiū, Alvydai. Smagu jūs matyti naujus laidą. Tai ką, pradėsime. Taip, kaip ir Živilė jau užsiminė, šiandien mes kalbėsime apie kompanijos, su kuria mes dirbame, būtent išskirtinė linija, būtent apie makiažo priemonės, tai yra dekoratyvinė linija, dekoratyvinė kosmetika. Kartais moteris, kaip Živilė sako, aš nemoku, privengia, nors jau blizgi tepasi ir jau šypsosi dar plačiau. Pirmiausia, užbėgant prieš dekoratyvinės kosmetikos pristatymą, noriu pasakyti, koks yra pats pagrindinis, galima sakyti, netgi pagrindinis reikalavimas, norint turėti gražų makiažą, tai yra netgi pradėti ne nuo dekoratyvinės kosmetikos, o nuo veido priežiūros. Joks makiažas tikrai neatrodys itin gražus, jeigu veido priežiūrai neskirsite savo rutinos, neįtrauksite prausiklio, toniko, kremo, tai yra drėkinimo ir taip toliau, bet šiandien ne apie veido priežiūrą, tai kasgi seka po to. Taip pat prie veido priežiūros dar labai svarbu pasirūpinti lūpomis. Žinau, kad Živilė irgi naudoja mūsų Fontanavy lūpų pieštuką, kuris tinka ir vaikams, nes jame nėra jokių naftos produktų, tai prieš makiažą visada irgi rekomenduoju susidrėkinti lūpas, ypatingai jeigu naudosite matinius lūpų dažus, ilgalaikius lūpų dažus, ir būna dar ir tokių, kurie šiek tiek sausina lūpas, jei kitų kompanijų, tai jas pridrėkinti tikrai rekomenduoju. Ypatingai dar ir dėl to, kad būtent šitas pieštukas turi apsaugą nuo saulės, SPF 15, o kaip žinote, nuo saulės SPF 15 mes naudojam ir žiemą, ir tokiu oru, kaip šiandien yra už lango. Taigi pradėsiu nuo priemonės, kurią naudoja ir mano klientės, kurios nemėgsta dažytis. Tikrai tikiu, Živilė irgi turi šį produktą. Tai yra daugiafunkcinė makiažo bazė. Jinai vadinasi daugiafunkcinė todėl, kad ją galima naudoti prieš makiažo pagrindą, kad makiažas tiesiog geriau išsilaikytų ant jūsų veido, tolygiau pasidengtų, arba galima naudoti dieną, nes ji turi labai stiprų, net 30 SPF ir yra tokio, Živilė su savim turbūt dabar neturi, ar ne? Nepasiėmiau. Ja. Yra tokio, nežinau, ar matysis, ne balto, o šiek tiek kreminio atspalvio, kad suvienodintų veido odos atspalvį, ne tik apsaugotų nuo saulės spindulių. Jis labai lengvai pasidengia, neapsunkina raukšlelių, nesusikaupia juose, praturtintas ir ramunėlių vandeniu, tai turi ir tokio gaivumo ir
labai smagiai kvepia. Tai va šį produktą naudoja ir tos moteris, kurios nesidažo. Bent jau mano klientės tai sako, aš užsitepu šitą bazę, blakstienų tušą ir jau jaučiuosi pasidažius. Tai va šitas yra toks vienas iš topų. Živilė, ar tu kažką apie jį irgi gali pridėti, nes tikrai žinau, kad naudoji, nors irgi nesidažai. Ar tik vasarą, ar ir žiemą? Taip, mes turim komentarą. Labai smagu, kad Kamilė džiaugiasi, kad šitas primeris labai patinka, jos mylimiausias produktas. Labai džiaugiamės, Kamilė. Taip, mano irgi jis mylimiausias, kadangi aš nedraugauju su makiažais, bet aš jį naudoju kaip kremą. Apsauga nuo saulės, nes 30 SPF, kaip minėjau. Ir kas man dar labai labai patinka, tai nealergizuoja odos. Kadangi aš turiu tokią jautrią odą, tai bet kokia priemonė man gali sujaudrinti, sukelti alergijas. Tad labai džiaugiuosi, kad šita, kaip sakau, kremas šis man jokių alergijų ir toksai odos toks švelnumas jaučiasi. Kaip aksominė tokia odelė. Taip, labas kiški piški. Smagu, kad prisijungi. Taip, tikrai naudoju, džiaugiuosi ir net žiemą mums reikia SPF, ištisus metus turime saugoti savo odą, būtent Kamilė. Turim ištisus metus naudoti ir dar noriu grįžti prie SPF mūsų lūpų blizgio, lūpų balzamo. Iš tikrųjų, merginos, vaikinai, būtina naudoti lūpų balzamą su SPF. Atrodo, lūpos, ką čia pasirūpinsim veidu, odą, lūpomis pamiršime, ypač kai važiuojame kažkur atostogauti, kur saulė yra kaitresnė. Ir aš netikėjau, kad tai įmanoma nudegti lūpas. Ir patikėkite, aš pamačiau savo draugės vaizdą, ką jinai parodė savo nuotrauką. Ir nudegė lūpas, jos ištino. Ir dar kartą jinai gavo pamoką, kad būtina naudoti SPF lūpų balzamuose. Tai štai tokia žinutė jums, kad susimastytume, kad rūpintumės. Labai iš tikrųjų mažai, kur yra lūpų balzamuose SPF. Labai džiaugiuosi, kad mūsų kompanijoje yra, tai jeigu jums rūpi jūsų lūpų oda, norite gražias lūpas turėti, tai drąsiai rašykite tiek Indrei, tiek man, mes pasirūpinsim jūsų lūpų būklę. Taip, matau, kad dar yra komentarų, taip, čia žiemą jau perskaitėm. Nu ką, toliau keliaujam prie kito produkto. Gerai, kad yra kas prajuokina. Taip, daugelis moterų, kurios dažosi kasdieną, tai neapsieina be makiažo pagrindo, kuris ir suvienodina veido atspalvį. O mūsų kompanija irgi. Šiandien rodom tokius top produktus, tai Kamilė, jeigu naudoja, tai tikrai šitą turbūt irgi bus bandžiusi. Tai yra Ideal Cover Effect. Makiažo pagrindas, pati einamiausia spalva būtent yra Soft Beige, nes jinai tokia nei per tamsi, nei per šviesi. Turim ir šviesesnių, ir tamsesnių atspalvių. Palieka tokį matinį užbaigimą, tai yra nesuteikia riebios odos efekto. Irgi praturtinta ir vitaminais. Man smagiausia, kad ačiū už širdeles, už palaikymą. Smagiausia, kad tikrai įsilaiko ilgą laiką ir iki 16 valandų. Ir vasarą, kai mes prakaituojame, jinai nesubėga, nenubėga, išsilaiko visą dieną. Taigi galima mėgautis nepriekaištingą išvaizdą, nesibaiminant, kad jums čia kažkas nubėgs, kad išsiteps ir neturi tokio oranžinio efekto, kaip mes nekartą, bent jau vaikystėje, paauglystėje esame matę ir klasiokės, kai kurios vaikščiodavo su tokiu kaukės efektu, tai jinai nepalieka kaukės efekto, labai lengvai ir plonai dengiasi. Ir aš jums dabar galiu pademonstruoti ant savęs, nes esu visiškai be makiažo, kaip matote, tokia išbalusi, nes esu labai baltaodė nuo prigimties. Ir būtent tada renkuosi šį atspalvį. Kaip merginos jums, nežinau, patogiau tepti makiažo pagrindą, ar pirštais, ar kempinėlę, ar specialiu teptuku, ką naudoja, tą ir pasirenkat. Man patogiausia yra naudoti kempinėlę, štai tokią
lašo formos. Taipogi mūsų kompanija jinai pasižymi tokiu privalumu, kad jinai yra pagaminta be latekso. Prieš lateksą šiaip nieko tokio blogo negaliu pasakyti, bet yra žmonių, kurie būtent latekso alergiški. Ir va, kaip Živilė sako, jeigu jos oda yra jautresnė, labiau linkusi alergizuotis, tai reikėtų latekso irgi vengti ir rinktis be latekso. Štai va tokia, pavyzdžiui, kempinėlė. Jeigu tepate pirštais, ant pačio galo vis tiek rekomenduoju dar kažkiek ir kempinėlę pereiti. Kaip dabar pertrauksiu, kad rašo su šepetėliu naudoja. Kaip ir aš su šepetėliu. Taip, su šepetėliu. Aš prieš kempinėlę seniau irgi su šepetėliu pasidengdavau, bet tada pirštais dar patapšnodavau, kad tiesiog to lygiai gražiai įsisklaidytų. Dabar, kai jau labai platus kempinėlių pasirinkimas tikrai yra, tai galima naudoti kempinėlę. Vat, kad ir su teptuku perinu, dar kažkur vietoj pasitapšnoja. Tai vienos daro irgi. Vienos pirmą užsideda ant rankos ir tada su kempinėlė tapšnoja, kitos iš karto deda ant kempinėlės ir tada, kaip jau jums patogiau, jau pajaučiate eigoj. Dar kitas patarimas, kad ši kempinėlė pati per daug nesugertų produkto ir lengviau jį paskirstytų ant jūsų veido odos, aš rekomenduoju ją sudrėkinti. Tiesiog vandenį. Sudrėkinam, paminkštinam, nugrėžiam, kad nebūtų per daug vandens pertekliaus ir tada tapšnosim. Kol aš tapšnuosiu makiažo pagrindą, tikiu, kad Živilė jums mielai pasidalins savo patirtimi apie mūsų kompanijos blakstienų tušus, nes irgi turim pasirinkime net keletą blakstienų tušų ir nebūtinai juodos spalvos, tad kol aš tapšnoju savo veidą, kviečiu pasiklausyti Živilės, kuri padės ir parekomenduos įsirinkti blakstienų tušą. Živilė, žodis. Taip, mes turim klausimų, kiek kainuoja, tai mes Sidenkomaja, mes nežinome apie ką klausi, kas kainuoja, ar tas tapšnuotojas, kempinėlė ar makiažo pagrindas. Makiažo pagrindas, parašyk komentarę. Taip, kadangi aš labai mažai dažausi, mažai naudoju kosmetikos, tačiau atradau progai ar šiaip save palepinti tušus. Ir vienas iš mano pirmųjų tušų, su kurio susipažinau atėjus į kompaniją, tai buvo šis 3-step tušas. Ir vieną prisimenu dieną, aš jo pasitepiau, važiavau į draugės gimtadienį ir man taip draugė atsisuka, sako, o tu buvai pas specialistę, blakstienas laminavai. Ir aš taip sėdžiu ir galvoju, kas tai yra laminavimas, dar tuo metu nežinojau, bet sakau, nu ne, tai yra mūsų 3-step tušas. Tai buvo man toks įvertinimas to tušo, kad mano blakstienos taip gražiai atrodo, lyg būtų laminuotos. Ir kas svarbiausias tinka toms, kurių irgi, kaip ir mano, akys yra jautrios, jokių alergijų nesukelia. Labai gražiai padažo. Po to ilgą laiką aš buvau prieš spalvotus tušus. Man juodas ir viskas. Tačiau, kai kompanijoje atsirado spalvotų tušų ir pamačiau, kaip gražiai tie tušai atrodo ant komandos narių blakstienų, buvo viskas, Živilė, tau reikia išbandyti, atrasti tą spalvą, tą tušą, kuris nealergizuos ir tiks. Tai ką, merginos, atradau ir negaliu patikėti, kad ne raudona spalva, o mėlyna. Tai ištrauksiu tą mėlyną tušą. Turiu dar kitas spalvas. Štai, pažiūrėkite, jau matosi mėlyna graži spalva. Labai gražiai ant blakstieno atrodo.
Štai, labai Taip, ryški, Indrė graži turi, spalva. taip, labai labai gražiai. Taip pat kitas favoritas mano buvo jau bordo spalva. Štai tokia bordo spalva. Jinai nėra labai labai ryški kaip mėlyna, reikia daugiau teptis, tačiau irgi labai gražiai ant blakstienų atrodo. O jeigu patinka, kad būtų pilkai, taip, pilkai Turiu ir aš. žalia spalva, Jo tos nepasiėmiau su savim. tai irgi labai rekomenduoju išbandyti šiuos spalvotus tušus. Kaip tik atrodo ruduo, norisi tamsiau, bet ką į makiažą įvelti tas tamsias spalvas, jeigu mes galime paryškinti ir mėlyną, bordo ar pilkai žalią. Tad tikrai. Ir tuos tušus irgi galit pamiksuoti, tarkim, viršutinės blakstienos vienas spalva, apatinės kitas, tiesiog žaisti su spalvom ir išgauti norimus efektus. Taip, ir dar esu girdėjusi, kad galima pirmiausia juodą pasitepti ir paskui jau spalvotą. Ir gražiai labai atrodo, aišku, dar nesu bandžiusi, tačiau tikrai ateityje išbandysiu. Tad labai džiaugiuosi, kad mūsų tušai yra nealergizuojantis, nes tai man labai svarbu ir jau pastebiu merginos man rašančios, sako, ar alergizuoja. Sakau, ne, išbandžiau, nekelia alergijų. Tai yra pats didžiausias pliusas. Tai yra FM kompanijos tušai. Labas, Audronaša, smagu, kad prisijungi. Taip, tęsiant, jau pasitepė veidą. Tęsiant apie šitą pudrą, šiandien aš ją pasidengiau lengvai, nes tiesiog nes norim parodyti, kaip kasdien galite dažytis. Ne vakarinis makiažas, tai tiesiog lengvai ir jis, kadangi labai plonai dengiasi, tai jį galite pasluoksniuoti. Norit šiek tiek ryškesnio efekto, kad dar daugiau pamaskuotų, paslėptų, tai tiesiog užsidedat ir einat antrų sluoksnių ir taip pasidengiam. Šiaip šitas makiažo pagrindas, jeigu naudojat kasdienai, tai tikrai jo ir labai sutvirtinti nereikia, bet jeigu naudojat vakarui ir norite ryškesnio efekto, daugiau jo prisidedat, tai mes makiažo pagrindus visada skystus užfiksuojam su biriais produktais. Tai ar būtų skysti šešėliai mes fiksuojam su biriais šešėliais, ar būtų makiažo pagrindas skystas, rekomenduoju užfiksuoti su pudra, tai yra būtent birė. Jeigu vėl einam ir kalbam apie produktus, kurie yra universalūs, kad būtų ir lengviau pasirinkti ir kad galite panaudoti tiek kasdienai, tiek vakarui, mūsų kompanijoje yra 3 pudros. Bet aš renkuosi būtent bambukinę matinę pudrą, kuri atrodo balta, tai yra tiesiog toks permatomas atspalvis. Ne visada spalvas pavyksta perteikti lengvai per ekraną, bet turbūt pastebėsite ir kaip mes užfiksuojam veidą. Tai mes dažniausiai arba štai kaip prasukam čia pasiberiam tos pudros, arba galim kažkiek įsiberti į kamštelį. Tada imam šepetėlį, štai tokį purų ir štai taip. Ir ką dar rekomenduoju padaryti, tai galit netgi va taip šiek tiek koteliu pabelsti per stalą, kad ta pudra pasiskleistų per visą jūsų šepetėlį šiek tiek giliau, o ne tik ant paviršiaus ir kad jums tokiais blynais neuždėtų. Čia kai renkamės, tarkim, spalvotą pudrą. Bespalvę tai tikrai yra labai paprasta, žvilė ir nesidažanti tikrai sugebėtum. Ir kai pasiruošiam štai tokį, tiesiog per visą veidą, į vieną pusę, į kitą pusę pereinam ir užtvirtinam mūsų makiažo pagrindą. Dieniniam gal ir nebūtina naudoti, bet aš jau tą pudrą, kai įsigijau, tai perinu ir dieninio makiažo metu, tai tiesiog užfiksuoja ir tas makiažo pagrindas dar geriau laikosi. Ir tos pudros tikrai labai labai ilgam užtenka. Yra tokia permatoma, ne veltui vadinama bambukinė. Iš bambuko. Emilija rašo, kad iš pradžių jai patiko auksinis maskara tušas, bet jo rodos, kad neliko prekyboje. Taip, aš irgi jį turiu išbandžius, bet man labiau apsunkina tas akis. Aišku, jos labiau tokios kaip priaugintų blakstienų atrodo efektas.
Taip, toliau ką mes dar turim, tai tada rašo, kad patiko Fementanal, irgi neblogas plonas šepetėlis, visai patogus, taip, o Kamilė tą naują tušą bandėjai, nes irgi visai Va šitą fainas naują tas naujas būtent. tušas, jo, aš irgi išbandžiau, irgi nekelia alergijų, patiko. Ir jeigu kiški nori savo kiškieniai makiažo priimti, tai kreipkis pas Indrę arba pas mane asmeninę žinutę ir mes viską aptarsim, kaip kokią dovaną norėsi kalėdų progą išrinkti iš kiškienį. Gerai skamba, ar ne? Taip, tada labai svarbus akcentas veido proporcijose, tai yra antakiai. Vėlgi, kai mes nesidarom vakarinio makiažo, tai mums kažkokių išraiškingų, ryškių antakių ir nereikia. Tiesiog truputį paryškinti dieniniam makiaže, šiek tiek tą formą yra labai smagu ir fainas rezultatas, kaip aš sakau. Šiaip ir pagal tas tendencijas dabar tokie yra netgi, kad jie būtų natūralesni, be tokių griežtų linijų, ten ne per daug ryškus. Tai noriu Jums parodyti irgi mūsų būtent kompanijos produktą antakiams, kuris susideda iš 2 dalių. Iš pradžių įsigijom štai tokį pagrindą, o atspalvius įsigijom atskirai. Čia viduj yra spalva, tokia kaip kreminių šešėlių, kažkas tokia konsistencija. Toksai va rudas atspalvis, yra šviesesnis atspalvis. Ir teptukas, kuriuo mes tepame antakį, paryškinam, o kitoje pusėje yra šukelės, kuriomis mes paformuojam antakį ir iššukuojam. Živilė, man atrodo, tu turi kažkokią istoriją apie antakius. Ar aš klystu, ar gali pasidalinti, kol aš šiek tiek pasiryškinsiu savo antakius, kad man tiktų prie dieninio makiažo. Taip, aš turiu savo istoriją, iš tikrųjų ilgą laiką aš nesidažydavau savo antakių, nes puoselėjau natūralų grožį ir kai aplinkiniai pradėjo sakyti, Živilė, tau reikia išryškinti veidą, reikia antakius susitvarkyti, tai man tai buvo toks, ką jūs šitą dabar kalba, čia mano veidas ir aš tai galvoju, ką noriu, ką ir darau, kaip man patinka. Tačiau, žinot, vieną dieną mane padažė. Antakius padažė ir aš pamačiau savo veidą visai kitą merginą ir nuo to laiko keliauju pas specialistą, kad man padažytų antakius, tai išlaiko visą mėnesį dar, kad nereiktų man pačiai vargti kiekvieną rytą dažytis su priemonėmis. Tad nors dabar, kai aš turiu sugipsuotą koją, išeiti negaliu pas specialistę, tai teks atsistoti prie veidrodžio ir pačiai pasidažyti. Ką reikės įsigyti produktą ir pasidažyti. Tai va, būtent šiek tiek pasiryškinam, šiek tiek suteikiam formą ir kasdien to ir užtenka. Taip, tada mūsų kompanijoje aš turiu tik tais po keletą parodyti, bet yra pieštukų pasirinkimas dekoratyvinės kosmetikos. Tai yra ir lūpoms skirti pieštukai, berods 3 atspalviai, jeigu neklystu, ar ne, Živilė, man atrodo 3. Dar gali pasižiūrėti. Jo, jie yra labai minkšti. Nežinau, nelabai matosi per šitą. Aš esu tokį niūdinį atspalvių pasirinkus ir jie išsiskiria tuo, kad gali būti naudojami kaip kontūrų pieštukas, bet galima panaudoti kaip lūpų, vietoj lūpų dažų. Tiesiog visas lūpas pereiti šiuo pieštuku ir, pavyzdžiui, ant viršaus pasitepti bespalvio blizgio ir jau jūs turėsite labai labai gražią spalvą. Tada mes turime akių pieštukus, tai būtent yra kajal linijos. Baltas pieštukas, aš jau jums jį rodžiau, kaip juo galite optiškai, va ir Živilė turi lūpų, čia turi ir vieną akių, ar ne? Akių, abu akių. Ir rožinį tokį. Taip, kaip su baltu pieštuku jau rodžiau, gali tiesiog pasididinti optiškai akį, tai į vidinį
akių liniją įvedant baltą pieštuką. Taip pat yra ir juodos spalvos pagrindinės ir turim spalvotas tokias metalinės spalvas. Živilė, man atrodo, turi violetinę labai gražią spalvą. Taip, turiu Parodyti. violetinę, tikrai man labai jinai imponuoja. Aš esu pasirinkus štai tokią spalvą. Va, kažkiek gal ir matosi. Jo, tokia violetinė tikrai labai graži. O mano štai tokia spalva. Labai graži ir... Ir kartais užtenka tiesiog va tokio pieštuko kaip akcentą panaudoti akių makiaže, prasibrėžiam liniją, šitas pieštukas irgi atsparus vandeniui, tikrai gerai laikosi ir turi tokį smagų dalyką užslėptą, tai būtent drožtuką, kad nereikėtų atskiro drožtuko, jūs galite pasismailinti pieštuką, padrožti, kaip jums reikia, atskirai nereikia. Živilė, žinojai, ar čia dabar pradėjai traukę tyrinėti? Tai va, šitame pieštuke, taip pat ir kajalo baltame pieštuke yra štai toks įmontuotas pagalbininkas akių. Na ir aš pabandysiu prasivesti akių formą, aišku, čia gal nelabai matysis, bet šiek tiek būtent su šia ryškia spalva, nes kasdienai, kai nesinori daug dažytis, tai vat makiažo pagrindas, šiek tiek antakiai, kokia pieštuko linija, tušas, lūpų blizgis ir viskas, jūs jau esate dienai pasipuošusi, pasiruošusi. Taip. Na, žiūrim, kaip tu ten dažysies. Tai nelabai matysis, nes čia reikia labai veidrodžio. Dar tada gali, Živilė, papasakoti, kol aš darysiu liniją, apie kokie yra būdai įsigyti šitą kokybišką kosmetiką, kaip žmogus gali ją įsigydamas ir sutaupyti, tai va, tu gali ir papasakoti. Taip, dar pasižiūriu, ar yra klausimų, kaip ir nematau. Taip, klausia, kaip įsigyti, tai galiu dabar irgi akcentuoti, kad yra keli būdai. Tai tiesiog parašyti Indrei, parašyti man ir mes jums užsakysime jūsų norimą produktą. Tačiau pats vertingiausias būdas yra pirkti savarankiškai savikainomis ir nelaukti, kada Indrė užsakys ir atsiųs tavo adresu ar aš, o tiesiog prisėdę prie elektroninės parduotuvės ir pasidarius užsakymą per 3-5 darbo dienas DPD, kurį reikia jums atveš namus. Jūs gaunate produktą savikainomis ir būna įvairių akcijų, kaip tik šiandien makiažui dar papildoma 25% nuolaida nuo savikainos. Ir dar naujokam tapus šiandien nariu dar 20%. Tai kiek čia jau gaunas 45% nuo savikainos, ne, Indrė? Taip. Šiandien susidėti apsimoka visą kosmetikos krepšelį nuo A iki Ž, nes tokios nuolaidos jau ir senbuviai mes neturim, nes jeigu pridėsim naujoko nuolaidą, tai mums toli gražu iki tokios nuolaidos. Taip, taip. O kas svarbiausia, registracija yra nemokama, tad turėti savo elektroninę parduotuvę, mielosios damos, apsimoka ir jūs galite tiesiog, kai kalėdos artėja, nudžiuginti savo draugę kokybiškų tušų, lūpų blizgiais ir dar yra produktas, aišku, aš jo nepasiėmiau, bet yra daug merginų, kurios neina pas manikiūristininkes ir nesilakuoja nagų, o tiesiog naudoja paprastus lakus. Tai labai džiugu, kad mūsų kompanijoje yra lakai, kokybiški lakai, kurie ilgai išlieka. Tai asortimentas yra labai didelis, tiek pudros, tiek lakai, tiek lūpų blizgiai. Taip pat, jeigu mėgstate lūpų dažus, tokius įsukamus, tą tikrai drąsiai rašykite Indrei, drąsiai rašykite man ir mes jums padėsim tapti nariu ir galėsite jau šiandien pasinaudoti nuostabiom akcijom, galimybėm turėti kokybiškus produktus. Taip, parodyk. Akis jau mano ryškesnės, gyvesnės ir tom, kurios ir mėgsta, ir nemėgsta dažytis, svarbus akcentas pabaigai kasdieniniam makiaže būtent yra lūpos. Živilė jau pasitepė, man atrodo šitų mėgstamiausių visų
Ar ne šito debėsi? Ai, ryškesniu. Čia tas, kur berry? Taip, čia yra berry cherry. Pas mane jis toks vargšelis, nunaudotas, viršelio nebėra, nes jis visur su manim keliauja. Tai yra tokia ryškesnė, šiek tiek spalva kaip paživilė. Taip pat, ko įsiskiria pas mus kompanija, turi ilgalaikius matinius lūpų dažus. Turiu štai 2 spalvas parodyti, tai yra nudas ir crimson spalva, kadangi aš mėgstu tokias ryškesnės. Aš tokią įdomią turiu spalvą. Kokią link persiko? Ar čia man taip atrodo? Čia ir peach vadinasi. Sakau, link persiko. Tai jos išsiskiria tuo, kad prie lūpų pridžiūna, bet jų nesausina ir, tarkim, geriant vandenį ant stiklinės nepalieka jokio antspaudo. Nepaliksit savo DNR kažkur nuėjusios. Man tai labai patinka šita. Čia kas mėgsta ryškesnės spalvas. O visoms be išimties, kas bijo atspalvių, kas bijo man tas ar tas netiks, aš labai rekomenduoju būtent lūpų blizgį su hialuronų rūgštim, nes ir lūpos bus tokios sodresnės, va ir Živilė turi šitą, nes tikrai tinka visiems, jis nėra toks blizgus, kaip gali pasirodyti, bet suteikia labai gražų atspalvį, tai gal aš juo irgi šiandien pasidažysiu. Visgi būtų vakarinis makiažas, tai jau rėžčiau raudonai lūpas. Bet štai. Turi tokį gražų šį blizgesį. Ir kuo man patinka šitie mūsų blizgesiai, kad jie nelimpa. Ir kai būna su kai kuriais blizgesiais eini, tarkim, ir kai būna tas tokių mažų musyčių sezonas, netgi jos prilimpa prie lūpų, va su šitais blizgesiais tokios problemos ir nėra. Tai va, kasdienio makiažui, kelių produktų, tai tikrai visumoje ir užtenka. Ką pagrinde, jeigu taip pakartojimui kiekvienai dienai, ką mes rekomenduojam, tai būtent makiažo pagrindą, pasitvarkyti antakių, suteikti formą, galima naudoti, nenaudoti, pagyvinti akims kažkokį pieštuką, jūsų pasirinktą blakstienų tušą ir lūpų blizgį. Štai, tarkim, 5 priemonės. Jeigu nenaudojat akių pieštukus, tai 4 priemonės kasdieniam makiažui pilnumoj užtenka. Tai va. Jeigu turi dar kažkokių klausimų tiek apie makiažą, tiek apie dekoratyvinę kosmetiką, būtent šios kompanijos, tiek apie galimybę šios kompanijos ar jų įsigijimą, tai irgi galite parašyti dabar, arba galite parašyti asmeniškai tiek man arba Živilei ir mes papasakosim plačiau apie visą asortimentą, ar galbūt norit pasižiūrėti, kokie būtent yra atspalviai, nes parodėm tik po keletą. Lūpų dažų tai tikrai yra labai didelis pasirinkimas ir blizgesių, ir tušų, ir pieštukų, ir pudrų. Tai va, o dar vieną priemonę, ką aš jums norėčiau parodyti, tai koks be būtų jūsų gražus makiažas, žinoma, miegoti su juo eiti negalima ir nusivalyti jį būtina. Tai mūsų kompanija turi štai tokį micelinį skystį, kuris puikiai nuvalo tiek vandeniui atsparų, tiek lūpų, tiek akių makiažą. Ir vakare nusivalom lūpas, nusivalom akis. Galiu štai jums parodyti. Va. Ir vandenį atsparų nuvalo. Štai. Ir raminantį poveikį turi, nes yra su provitaminais ir aloe vera ekstraktais. Tai kas nebandė, irgi drąsiai rekomenduoju išbandyti, nes tiks ir tikrai jautrią odą turintiems. Tai va. Super, Indrė. Labai ačiū tau. Ačiū už gėlytę. Ačiū labai. Ir, na va, aš pažiūrėjau, kaip tu daraisi makiažą. Jau manau, kad galėsiu ir savarankiškai pasidaryti. Atrodo, tai paprasta. Taip pat mes norim dar jums vieną tokią kaip priprašymą ir staigmeną jums turim, kadangi vykdom apklausą, kas žino FM kompaniją, ar yra naudoja, tai parašykite mums asmeniškai, mes jums atsiųsime nuorodą, kur atlikti apklausą ir galite laimėti
daug gerų dovanų iš mūsų. Svarbu atsakyti apklausą, palikti elektroninį paštą ir su laimėtojais mes susisieksime. Tad Ir kas būtent nori, arba man parašykit, arba Živilei, kad nesikartotų, nes mes viską matom sistemoje ir negalėsite pretenduoti į prizą. taip, tai tikrai vertingi prizai, tiesiog norime pažiūrėti, kiek populiari ta FM kompanija, kiek jūsų yra žinančių TikTok'e. Tad drąsiai rašykite, mes atsiųsim nuorodas ir atsakysit keletą klausimų. Tikiu, buvo naudinga, man labai naudinga, kai nelabai draugauju su makiažu. Man tas natūralus grožis atrodo vertingesnis, bet kai yra progos, atrodo norisi ir pasidažyti, pasitempti. Ir ką, ačiū Indrė už skirtą laiką. Susitiksime mes kitą savaitę. Kas laukiat mūsų laivų, tai laukite. Kitą savaitę paskelbsime, kokiam temam dalinsimės. Ir ką, nuostabios jums dienos ir iki kitų kartų. Taip, ačiū, kad prisijungėt, kad domitės ir taipogi galite mums asmeniškai ir parašyti, kokią norite temą išgirsti dar daugiau laivų, tiek apie mūsų kompanijos produktus, kurių yra tikrai daug, virš 1500, tiek apskritai apie veiklą tinklinėme marketinge. Mes su jumis ir pasidalinsim savo patirtimi, jeigu tik tais bus toks poreikis. Na, o dabar laukiam jūsų asmeninių žinučių dėl konkurso, dėl iškilusių klausimų. Ir lekiam toliau darbuotis, susijimti savo mylimomis veiklomis. Tad iki visiems. Iki visiems. Ate.